Į Panevėžį Šiaulių futbolininkai vyko neslėpdami ketinimų iškovoti taškų. To paties tikėjosi ir grupė fanų. Ekranas, kaip ir pirmasias tarpusavio rungtynes, pradėjo aktyviai. Kelios jų atakos buvo itin pavojingos. Šiauliai į jas atsakė Butavičiaus bandymu. O netrukus ir Zabaros smūgiu iš toli. Mantas Savėnas sudrebino Šiaulių komandos vartų skersinį. O po jo pakelto kampinio šiauliečius išgelbėjo ne vietoje stovėjęs kitas ekrano žaidėjas, nuo kurio kamuolys paliko aikštę. Baigiantis kėliniui, Šiauliai išsiveržė į priekį. Gan kuriozišką įvartį pelnė latvis Intars Kirchners. Vartininkas nebespėjo ištraukti po smūgio atšokusio kamuolio. Šiaulių fanų tribūnoje šventė. Antrame kėlinyje ekrano komandoje Egidijų Varną pakeitė Povilas Lukšys, kuriam buvo lemta tapti rungtynių didvyriu. Jau ketvirtąją antrojo kėlinio minutę atakoje suklydus Šiaulių futbolininkams, Savėnas tiksliai perdavė kamuolį komandos draugui. Lukšio smūgis buvo tikslus. Ar galėjo Giedrius Arlauskis pasiekti kamuolį, spręskite patys. Šiauliai galėjo dar kartą įsiveržti į priekį, tačiau 2 kartus įmušti nepavyko Raskovui. Pirmu momentu ukrainietis nepataikė į kamuolį, o kitu jo smūgį galvą iš kelių metrų atmušė Stefanovič. Progą pelnyti įvartį turėjo ir šeimininkai. Jau per teisėjo pridėtą laiką į ekrano vartus smūgiavo Ciganenka. Tačiau fortuna buvo panevėžiečių pusėje. Iki rungtynių pabaigos likus apie minutę, Lukšys antrą kartą pasiuntė kamuolį į vartus. Stadionas šėlo. O Šiauliams kažką pakeisti laiko neliko. Trenerių komentarai po rungtynių. Matyt, būna tokių dienų, kai ta laimė ir mums nusišypso, ne tik tai varžovam, nes buvo tokia situacija, kai pirmavom, gerai žinot, kurie domitis, pirmavom, nepaėgėm paskutinę minutę, mes išvaikytos persvaros, toks yra futbolas, kad šiandien mums nusišypsoja ta laimė, nes tikrai yra tai būna tokių situacijų, kada praktiškai paskutinės atakos metu pasiekėm įvartį lemiamą ir prieš tai varžovai, kaip ir rytis, šnekėjo, kad galėjo, kai gelbėjo mūsų vartininkas, nuo kokių 3 metrų turbūt smūgiavo, nuo kiek varžovas. Tai aš tai dar kartu ir tokiam siek rungtynės kovingos, man atrodo, žaidžiama žiūrovam. Manau, kad tie žiūrovai nebuvo nusivylę, ypač panevėžiečiai. Tokia baigtim, nes pralaimėjimai tokie, aišku, yra patys skaudžiausi, pergalės turbūt labiausiai įsimenamas tokios, kada pavyksta, kaip saka, ištraukti. Rungtynės buvo kovingos, tikrai įdomios. Gal truputį mums nepasisekė, neišnaudojom kelių tokių progų. Nors, aišku, ekranas turėjo persvarą, bet buvo neblogas rungtynės. Šiek tiek norėčiau pasveikinti ekrano komandą su pergale. Tokie pralaimėjimai tikriausiai yra skaudžiausi, kaip pralaimėjimai paskutinėms minutėms. Galbūt. Neskaudau, kai komanda nežaidžia ir pralaim, čia skaudžiausia, o čia sports yra. Kad ir pralaimi,
matai kažką šviesuliukus dar matai. O šiandien patenkintas komandos žaidimu? Nu, dar nepilnai. Mes